Jūsų ekscelencija, baigėsi dar vieni metai, kokie jie buvo katalikų bažnyčiai Lietuvoje? Buvo įvairūs, pirmiausia įprasti, todėl kad labai daug bendruomenių ir organizacijų toliau tęsė savo veiklą, savo pastoracinę, evangelizacinę veiklą. Buvo ir tų didelių įvykių, kaip nesenai Lietuva gavo naują kardinolą, kuris tarnauja Romoje, bet tai yra tiek ir popiežiaus dovana Lietuvai, kiek ir Lietuvos dovana visuotiniai bažnyčiai. Ypatingą dėmesį šiais metais kreipėme pažeistiesiems su išklausymo tarnystės atidarymu ir augimu, taip pat ir įvairiais kursais, kuriais ir kunigus, ir pasauliečius mokome atpažinti kaip sudaryti saugią aplinką jaunimui, kad nebūtų nusikaltimų